Labas vakaras visiems susirinkusiems. Smagu, kad prisijungėt prie pirmojo šių mokslo metų webinaro, kurį šiandien turėsime su dviem studentais, kurie stojo su kastu pagalba ir šiuo metu studijuoja Danijoje. Tai manau, kad turėsit tikrai daug naudingos informacijos, visi išgirsit ir turėtų būti įdomu. Tai pirmiausia, paprašysiu mūsų dalyvių vaikinų prisistatyti trumpai po porą žodžių ir tada tęsiu aš. Tai Timofej gali pradėti porą žodžių. Sveiki, mano vardas Timofej. Aš studijuoju pirmą kursą Danijoje, SDU universitete. Studijuoju mechanikos inžineriją. Esu iš Vilniaus, stoviu per kastu, buvo viskas labai lengvai, patiko, rekomenduoju visiems. Ačiū, Maksimai. Gerai, sveiki visi. Ar girdi? Jo. Girdim, taip. Esu Maksimas, iš Klaipėdos. Studijuoju tame pačiame SDU Sonebo ir studijuoju mechatronikos inžineriją antrame kurse. Ir stojau per kastą, viskas buvo labai patogiai ir negaliu nieko blogo pasakyti. Ačiū Jums. Tai tam kartui tiek, dabar tada tęsiu aš pati esu Virginija, studijų užsienyje koordinatorė iš Kastu. Pati irgi studijavau užsienyje Danijoje, tarp kitko, ir galiu pasakyti, kad irgi viskas nėra svetima, visas tas procesas ir kaip viskas vyksta gyvenant užsienyje, ar ne. Bet šiandien aš pati stengsiuosi labai stipriai neišsiplėsti ir geriau leisiu mūsų studentams papasakoti savo patirtis, bet trumpai noriu papasakoti apie tai, kas yra Kastu, tiems, kurie galbūt dar nėra girdėję ir nežino. Tai mes esame organizacija, kuri padeda, sakykime, netgi taip gal įgyventinti svajonės, išvykti studijuoti į užsienį. Tad jeigu kažkas turit minčių apie tai, kad norėtumėt studijuoti svetur, gali tikrai kreiptis pagalbos, mes konsultuojam nemokamai, padedam išsirinkti programą, universitetą ir stengiamės lydėti viso proceso metu, iki kol moksleiviai išvyksta studijuoti. Dirbam jau 18 metų, esam savo srities profesionalai, atstovaujam virš 44 universitetų Europoje, o per šiuos 18 metų jau padėjom įstoti virš 7000 žmonių. Tad visi tie, kurie svarstot, galite kreiptis į mus, mes viso proceso metu būsim šalia, galbūt tapsim draugais ir pasistengsim viską jums palengvinti. Tai dirbame su 5 šalim, visas jas galite matyti šitoje skaidrėje. Apie visą šiandieną trumpai pakalbėsim atskirai, bet fiksuosimės pagrindę šiandieną į Daniją, nes čia, kaip jau ir girdėjot, studijuoja webinaro dalyviai. Prieš pradedant, ar ne, apie visas tas šalis po truputį, tai norėčiau pakalbėti apie tam tikrus mitus, kurie vyrauja apie studijas užsienyje. Tai pirmasis mitas ir toks kai kuriuos labai gąsdinantis, ypatingai galbūt tėvus studentų, tai yra, kad studijuoti užsienyje yra brangu. Tai iš dalies yra tiesa, tikrai taip, bet viskas labai priklausys nuo to, kur pasirinksit studijuoti, kokią šalį, universitetą. Mes Kastu dirbam su šalimis ir universitetais, kur studijos yra tokios prieinamos kiekvienam ir kainos nėra labai didelis. Čia skaidrėje mato tokią lentelę, kurią esam parengę ir čia palyginom, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir mūsų atstovaujamose šalise. Su prielaida, kad studentas dar ir prie studijų dirba bent 15 valandų per savaitę, nes žinau, kad studentai tikrai labai dažnai ir ne tik studijuoja, bet ir dirba. Ir ką mes čia pastebim, ar ne, tai jeigu studentas Nyderlanduose, čia ar ne Nyderlandai pirmas stulpelis, ar Skandinavijos šalise, Danija, Suomija, Švedija, žodžiu, ir dirba ir mokosi, tai gali dar ir į pliusą išeiti, ar ne, visai nemažai. Čia yra paskaičiuotas, koks gaunasi tas pliusas per mėnesį ir per metus, ar ne, šitose šalise. Tai taip, o Belgija, ar ne, dažniausiai matom, kad arba minusiukas gaunasi, arba bent jau užtenka tų pinigų pragyvenimui, pasidengti visom išlaidom. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, ar ne, žiūrim, kad Lietuvoje net ir studijuojant nemokamai ir dirbant, studento išlaidos vis tiek gali būti didesnės negu jo pajamos.
Čia vat galit matyti paskutinis stulpelis, kad Lietuvos minusas turėtų kaip ir didesnis būti skaičiavimais. Po webinaro galėsim visiems atsiųsti šią lentelę, pasinalizuoti, galėsit pasinagrinėti viską plačiau, bet pagrindinė mintis yra ta, kad studijuoti užsienyje nebūtinai turėtų būti brangu ir kartais galite tikrai nemažai sutaupyti arba turėti daugiau negu kad išleidžiate. Taip, antrasis mitas yra tai, kad norint stoti į užsienį reikia labai gerai mokytis. Nėra tai tiesa, tikrai ypatingai jeigu kalbama apie Nyderlandus ar Belgiją, tai stojant čia dažnai užtenka turėti daug motyvacijos, noro, nes universitetai yra suinteresuoti suteikti žmogui aukštą išsilavinimą, jeigu žmogus to nori. Tačiau reikia būtinai turėti omeny, kad jeigu jų priima, tai tikrai reikia mokytis, nes nėra taip, kad įstoji lengvai ir gali nesimokyti. Tie, kurie nesimoko, juos taip pat lengvai gali ir išmesti, kaip ir priėmė. Gerai yra tai, kad anglų kalbos testas dažniausiai nėra reikalingas stojant į šitas šalis. Aišku, yra išimčių, bet dažniausiai užtenka valstybinio anglų kalbos egzaminų laikyto mokykloje. Skandinavijos šalims dažniausiai nereikalingas nei motyvacinis, nei rekomendacinis laiškas, bet reikia, kad metinis vidurkis būtų nemažesnis negu 7. Tai trumpai irgi tariant, skirtingos šalis, skirtingi reikalavimai, bet iš esmės tikrai nėra labai sunku įstoti ir jeigu pažymiai yra šiek tiek žemesni, tai dar nereiškia, kad studijos užsienyje yra ne jums. Na ir paskutinis, trečiasis mitas, tai yra baimė, kad nepavyks susikalbėti angliškai. Šito turbūt bijo visi, daugiau ar mažiau, tačiau manau, kad tikrai be reikalo. Mes dirbam su šalimis ir universitetais, kur yra begalės kitų studentų, kurių anglų kalba irgi nėra gimtoji kalba ir jie daro kažkokių tai klaidų kalbėdami. Tai jei atvirai, aš ir pati tikrai šito bijojau kažkiek prieš išvykstant studijuoti ir daug žmonių sutikau, kurių anglų kalba pradžioje tikrai nebuvo tokia labai ideali. Bet paskui po kiek laiko vyksta tas toksai persilaužimas ir tikrai pasidaro lengviau, kai tu pradedi realioje aplinkoje bendrauti su savo kursiokais, su vietiniais žmonėm, dėstytojais ir taip toliau. Taip, na ir ką, turim pirmąją šalį, tai yra Nyderlandai arba dar kitaip žinoma kaip Olandija, viena populiariausių, sakyčiau, iš tikrųjų šalių. Siūlo begalės skirtingų programų ir ten kiekvienais metais turim išvykstančių daugiausia mokinių. Tai manau nebereikalo, nes švietimo sistema tikrai yra aukšto lygio, studijų kaina nėra didelė. 2695 € už vienus mokslo metus ir yra paramos tokia kaip sistema dirbantiems studentams, kuris siekia, jeigu bendrai ten sudėsi, apie 1000 €. Yra ta parama ir grąžinama dalis, ir negrąžinama, tai žmogus, kuris studijuoja, gali pats pasirinkti, kurią dalį panaudoti ar abi dalis. Taip pat net yra galimybė pasiimti tokią kaip studijų paskolą, jeigu tik tais yra toks poreikis studijuojant. Taip pat per KASTU galima stoti į 5 Belgijos universitetus, kurie siūlo studijas anglų kalba. Iš esmės, iš tikrųjų, šitoje šalyje, Belgijoje, yra tikrai labai daug panašumų su Nyderlandais, nes visi universitetai Belgijoje, su kuriais mes dirbam, yra įsikūrę olandiškoje daly Belgijos. Todėl ir švietimo sistema labai panaši ir daug panašumų yra kitų. Tik skirtumas toks, kad studijos Belgijai kainuoja dar mažiau, tai yra 1157 € metams. Tai manau šitas faktas daro Belgiją dar patrauklesnę, o bakalauro studijos trunka tik 3 metus. Deja, čia niuansas toks, kad jau nėra jokių ten stipendijų ar paskolų dirbantiems studentams, tačiau dirbantys studentai moka labai nedidelius mokesčius, nuo algos apie 2 procentus nuskaičiuoja. Taip, trečioji šalis yra Danija, tai studijos Danijoje yra nemokamos visiems ES piliečiams, plus dirbantis bent 10-12 valandų per savaitę studentai gali gauti stipendiją, kuri yra apie 950 € mėnesiui. Čia yra ir universitetų, ir koledžų, tad studijų trukmė iš tikrųjų Danijoje yra skirtinga nuo 3 iki 3,5 metų. Deja, šiuo metu Danijoje iš tikrųjų nėra tokio labai didelio programų pasirinkimo, pagrinde vyrauja IT ir inžinerinės programos. Tai būtent inžineriją ir studijuoja webinaro dalyviai viename geriausių universitetų Europoje. Tai manau dabar puikiai proga ir perduoti žodį jiems, tai Maksimai, klausom tavęs tada pirmiausia. Kaip jau sakiau, sveiki visi.
Aš esu Maksimas, man 19, esu iš Klaipėdos ir dabar aš studijuoju mechatronikos inžinerijos 3 semestrą Pietų Danijos universitete SDU Sonebo. Galima į kitą skaitę. Gerai. Taip, taigi pats SDU Sonebo yra vienas iš 6 SDU kampusų, tačiau šitas labiau specializuojasi inžinerijoje. Ir man atrodo, šitas yra vienintelis, kur visos bakalauro programos yra anglų kalba. Tai va, turime 8 programas, 5 inžinerinės, tai yra mechatronikos, mechanical, elektronikos, software ir engineering, innovation and business. Ir tada 3 programos yra socialinių mokslų, tai yra European Studies, Marketing ir Business Administration. Tai va, bet labiau šitas kampusas yra toks inžinerinis. Va, jau antrus metus čia studijuoju mechatroniką, kuri yra, taip sakant, kombinacija mechanikos, elektronikos ir software inžinerijos. Tai reiškia, kad savo projektuose mes turime ir pasidaryti dizainą, ir visą elektroniką pajungtas, tuos mikrokontrolerius, sensorius, viską ir po to tą reikia mums suprogramuoti, kad gautųsi, nežinau, robotas ar kažkas dar. Pirmam semestre mes darėm tokią mašinytę, kuri pati važiuotų. Jau nuo pirmojo semestro, ar ne? Čia reikėtų turbūt pabrėžti, nes dažnai būna, kad, tarkim, ar ne Lietuvoje, kad pirmam semestre galbūt net ir nebūna tokių dalykų, ar ne? Tai čia jau nuo pirmo semestro įdomu ganėtinai turbūt. Taip, nuo pat pirmo semestro yra tų projektų, semestro projektų, kuriuos turi kiekvienas inžinerijos studentas. Ir tie projektai yra tam tikri, Jėzau, kaip to pasakyti? Gali angliškai sakyti, jeigu ką manau. Ne, tai reikia lietuvių prisiminti. Stringa, ar ne? Tam tikri apibendrinimo viso semestro ir to, ką mes išmokam per tą semestrą ir dar kažko naujo, kad galėtumėm patys pasimokinti, kažkokį research pasidaryti. Nu, supratom. Jo. Mhm. Tai va, Jo, visą įvaldyti, ar ne, visą tą kursą. Taip. Iš to suprantam, kad Danijoje dėmesys skiriamas yra ne tik teorijai, bet ir praktikai. Tai parodo pastovus projektai, kaip jau minėjau, laboratoriniai darbai arba kažkokios, pavyzdžiui, praktinės paskaitos. Pavyzdžiui, praeitais metais turėjome programavimą ir dizainą. Tai būtų taip, kad turime 2 paskaitas per savaitę. Pirma jų būtų teorinė, o kita jau praktinė, kur mes ateinam ir sėdam klasėje ir padarom ar kokį kodą, jeigu tai programavimas, arba dizaino pratimus, kuriuos mums duoda. Tai va, ir jeigu turime klausimų, tai klausim iškart ir labai visi padeda. Viskas labai gerai ten eina. O kaip tas santykis su dėstytojais? Ar baisu klausti galbūt yra, ar kaip tik atrodo toksai, kad jie tokie labai, kaip čia, gali vos ne, kaip su draugu elgtis? Ar taip jautiesi? Labai skiriasi ir depends nuo pačio to dėstytojo. Būna tokių, kurie yra labai prieinami ir labai tokie kaip draugiški, ar ne, turbūt? Jo, savanoriškai atsako į klausimus ir viskas. O būna tokių, kuriems ir nėra kaip skirtumo. Va, bet vis tiek, jeigu turime kokių klausimų, tai visi atsakys ir viskas. Ir
nėra taip, kad išeitumėm su kažkokiais klausimais iš paskaitos. Tai va, galime tada pereiti į kitą skaidrą. Tai čia papasakosiu biškį apie Student Life. Visų pirma, tvarkaraščiai čia yra laisvesni, kur mes turime daug laisvo laiko. Pavyzdžiui, man pirmame semestre aš turėjau pirmadieniais ir penktadieniais vieną paskaitą nuo 10 iki 12 ir tada antradieniais ir ketvirtadieniais turėjau 10 iki 6 ir tada trečiadieniai visiškai laisvi buvo. Žiauriai patiko. Bet dabar kažkaip ne taip laisva, bet dėl to, kad turiu jau darbą ir klubą ir viską. Va šitas mano raketų klubas nuotraukoje kairiai galite pamatyti. Čia kur mėlyna, ar ne visi apsirengę? Taip. Ir ką ten veiki, gal trumpai papasakosi, kaip ten atsiradai, trumpai, kad sužinoti? Oi, pačiam universitete tai yra daug organizacijų ir klubų, prie kurių galima prisijungti. Viena jų yra ALS Rocketry Club, kurios dalis esu aš. Aš esu ten secretary, tai visokius meetingus einu ir viskas. Bet atsidariau ten per pažįstamus, nes draugai buvo tame klube ir parekomendavo prisijungti. Tai taip ir išėjo. Pasidariau tą application ir tada interviu turėjau ir prisijungiau. Ir dabar nedarau kažkokio tokio engineering, o esu business departmente. Bet raketų klubas mūsų yra labai aktyvus. Darom raketą. Nežinau, kaip apibūdint, bet Instagram'e galite rasti. ALS Rocketry Club. Vien žodis raketos jau skamba gerai, tai įspūdingai gedėti. Bet taip pat yra daug kitų klubų. Pavyzdžiui, SDU Vikings, kurie daro formulės vienas tas mašinas, tipo mažesnės, bet vis tiek Formula 1. Yra ir dronų klubas, ir robotikos klubas, ir visko. Ne tik inžinerijos, bet dar kažkokių socialinių organizacijų yra. Tai galima rasti tikrai savo žmonės, kurie turėtų tokius pat interesus. Jo. Tai va, dar turime kaip ir daug socialinių klubų, bet nežinau. Tai nežinau, esu inžinerijos studentas, tai nesidomėjau, bet viena iš jų yra Intro Team. Jie yra organizatoriai visokių renginių universitete. Pavyzdžiui, pub crawlas, intro party, intro tour ir kažkokie visokie hangoutai, kad tiesiog, kad žmonės galėtų biškį socializuotis ir pažinti vienas kitą ir, nežinau, išgerti. Tai va, išgerti dar galima mūsų studentų bare, kuris atsidaro penktadieniais ir yra atidaromas tik studentams pačiame universiteto kampuse. Ir ten tikrai galima smagiai praleisti laiką ir, nežinau, pabendrauti su žmonėm. Jo, čia toks smagus dalykas, nes iš tikrųjų tai, man atrodo, didžioji dalis apskritai universitetų Danijoje turi va tokius va bariukus savo, grinai kažkur, tarkim, apačioje ir ten kažkur, tai žodžiu, tokio tipo, tai tikrai labai toks fainas dalykas, ar ne? Taip, pats galvojau, kad tipo yra tik SDU, kad jie turi barą, bet įstojo mano draugė į kitą universitetą ir jie irgi turi. Tai man rodos visur Danijoje
Taip, turiu manau, tokį. kad didžioji dalis turi, nes man irgi teko, vat, kur studijavau, kad buvau. Tai Mhm. toks smagus dalykas. Jo, labai, labai gera pabendrauti su žmonėm. Tai va, galime tada tęsti Gerai. kitą. Biški apie karjerą. Čia galime apačioj pamatyti, ar nežinau, ar visi čia sponsoriai mūsų universiteto ir kompanijos, su kuriom universitetas kolaboruoja ar ne. Bet tarp jų galime pamatyti Lego, visi žino Lego. Galbūt esat girdėję apie Danfosą arba Linaką, irgi labai garsios kompanijos Danijoje ir visi studentai jas žino ir visi nori ten patekti, gauti darbą. Kad gautumėm darbą, mes turime labai daug visokių kolaboracijos dienų ar mūgių pačiame universitete. Man rodos, praeitą antradienį turėjom Collaboration Day. Tai yra, kada kompanijos atvyksta į mūsų universitetą ir turi tokius stendus ir prie jų galima prieit, su atstovais pakalbėti ir sužinot, ką kompanija daro, ar įdarbina, jeigu įdarbina, tai kokios sąlygos, kokie reikalavimai. Ir tikrai galima rasti arba student worker darbo poziciją, arba tą internshipą, nes jie ieško labai daug tų internų. Mhm. Tai tie internshipai yra privalomi, jeigu studijuojat Bachelor of Engineering, o ne Bachelor of Science. Tai turime privalomą tokią praktiką visą semestrą, 6 semestre, tai tada neturi paskaitų, bet tiesiog eini dirbti į kokią kompaniją ir pusę metų ten dirbi, gauni atlyginimą ir viskas kaip ir gerai ten vyksta. Va, žinau, Deividas iš mūsų universiteto, jis gavo tą internshipą Linake, tai ten jis, man rodos, iki šiol dirba. Tai galima ir... Turbūt Deividas, kuris yra dalyvavęs irgi pas mus webinare, ne, jisai toks aktyvus ganėtinai studentas buvo. Tai galima tikrai pasilikti po to internshipo galima pasilikti kompanijoje ir tiesiog dirbti kaip student worker, arba jau po studijų kaip paprastas darbuotojas. Tai va, čia kompanijos tikrai nebijo įdarbinti studentų ir labai daug įdarbino. Especially, neprisimenu, ypač Danfosas. Esu pats student worker tenai. Ir dažniausiai čia pozicijos yra nuo 10 iki 20 valandų per savaitę. Bet man rodos labai skiriasi nuo pačio studento grafiko ir kiek jis gali atiduoti laiko tam darbui. Tai labai yra lankstus to darbo grafikas. Ir jie viską supranta, jeigu yra egzaminai, tai niekas iš tavęs nereikalaus, kad dirbtumei daug, tai nežinau, 10 valandų per savaitę užtektų ir jiems būtų gerai, tau būtų gerai. O dabar pats iš paties experience'o, tai dirbu vieną dieną iš namų, vieną dieną ofise, va čia galite pamatyti nuotraukoje. Tai buvo mano viena pirmų dienų ten. Ir labai viskas patinka tikrai. Ir atlyginimas geras, ir stipendiją gaunu, kas yra labai, labai patogu, nes ta stipendija tiesiog turi dirbti 10, gal 12 valandų per savaitę ir gali gauti 7,000 kronų, kas yra beveik 1,000 eurų prieš mokesčius.
Ir Tai labai tikrai toks neblogas darinys gaunasi, ar ne? taip. Ir darbas, ir stipendija. O klausyk, mat kaip tik matau, yra klausimas, ar ne? Tai Augustina klausia, mūsų čia ilgas klausimas, bet pradėkim nuo antros dalies klausimo, nes vat irgi Mhm. klausia, kad ar yra ta galimybė dirbti, ar ne? Ir kaip sekasi tau suderinti su studijom. Na, minėjai, kad vat vieną dieną iš namų, kitą iš ofiso. Ir kaip vat sekasi rasti tą balansą, ar netrukdo vat tas darbas mokslams, tarkim? Nu, nesakyčiau, kad labai trukdo, nes turime tą sistemą It's Learningą ir visas paskaitas profesoriai įkelia ten ir gali pats pasimokyti, jeigu praleidai kokią paskaitą. Bet man tai penktadieniai yra laisvi, tai tada einu į ofisą ir kai iš namų dirbu, tai nežinau, skirtingom dienom, kada turiu laiko, tai atidarau tą laptopą ir tiesiog esu online ir darau savo darbą. Tai kaip ir pavyksta. Nesakyčiau, kad yra per sunku, bet dabar labiau einu į ofisą, stengiuosi kuo daugiau, nes pradėjau dirbti prieš 2 mėnesius ir kol kas net, nu, nežinau ten visko, tai jeigu turiu klausimų, man reikia klausti asmeniškai. Tai stengiuosi eiti į ofisą kuo daugiau. Bet kai jau žinosiu viską, tai tikrai iš namų bus labai lengva dirbti ir viskas bus labai patogiai. Supratau. O Bet dar vat... Aha. labai priklauso nuo pačio studento tvarkaraščio, tą pasakyčiau. Nes man dabar paskaitos dažniausia nuo 10 iki kokios 4, tai nelabai išeina. Bet vis tiek randu laiko. Reikia mokėti planuoti, ar ne, kaip dažnai Taip, vat, taip. pamini studentai. O klausyk, čia dar irgi prie to paties klausimo yra, vat, kada prasideda mokslai ir kada sesijos pabaiga būna. Tai vat, gal trumpai apie tai, ar ne, kada vat, prasidėjo tau, kadangi jau tu vis tiek 2 metai. Jo, prasideda mokslai, kaip September. Rugsėjį, ar ne? Nuo Rugsėjį, rugsėjo jo. 1 tikriausiai. Rugsėjo 1 prasideda tie mokslai. Ir tada mes 3 mėnesius turime paskaitas, po to gruodį mes turime project period, kada paskaitų neturime, bet turime visą fokusą ant tam projektui. Po to atostogos ir tada sesija sausį. Va. O vasaros metu tai tada vasarį prasideda semestras, gegužę project period ir tada birželį sesija. Va. Tai Liepa, rugpjūtis jau tokie pilni atostogų mėnesiai, ar ne, gaunasi? Taip. Supratau, ačiū. Čia galiu turbūt toliau, ar ne, skaidrę jungti? Tu jau pažiūrėsiu, ar viską paminėjau. Taip. Okay. Tai ir truputį apie patį miestą pakalbėsiu. Nežinau, Timas apie jį pakalbės gal daugiau. Bet nėra jis didelis, tik tai 30 000 žmonių. Tačiau jis yra labai jaukus, tradiciškas ir saugus. Niekad neturėjau jokių problemų, nei naktį, niekada. Tai va, nors jis ir yra mažas, Palangos dydžio. Tikrai panašus į Palangą, nes yra toks kurortinis ir vasarą daug žmonių atvyksta. Turime ir pliažų ir visko, labai panašus į Palangą miestas. Be jo, nors jis yra mažas, turime ką veikti. Turime sporto klubų, turime, nežinau, tinklinio klubų, teniso klubų, laipiojimo klubų, nežinau, baseiną, visko, ko norit. Turime dar Youth House miesto centre, kuriame irgi visokie socialiniai renginiai vedami. Turime ir kvizų, ir kažkokių
muzikos renginių, tikrai visko ten savanoriauju irgi. Tai dar laiko tam turiu. Bet tikrai yra ką veikt, jeigu nesėdi namuose, tai nebus nuobodu. Bet gyvenimas mažame mieste turi ir pliusų. Vienas jų yra tas, kad gali patekti bet kur su dviračiu arba pėsčiom. Tai yra labai greitai. Su dviračiu, nežinau, aš gyvenu centre ir man 5 minutės dviračiu iki universiteto ir iki bet kokio miesto kampo man 10 minučių maksimaliai. Tai tikrai yra labai patogu ir labai gera infrastruktūra ir nereikia pirkti mašinos ar nežinau, autobusu važinėtis. Bet jeigu nelyja, kai lyja, tai erzina žiauriai. Va. Ir išlaidos nėra tokios didelės. Pasakyčiau, kad man rodos daugybė studentų išleidžia gal 800 ar 900 eurų per mėnesį. Aš apie tiek irgi. Tai jeigu turiu darbo, tai galima dar atidėti pinigų. Tai tikrai yra nebrangu čia gyventi, nes mažas miestas. O sakyk, kaip tik yra irgi, Augustina, pirmoji ta klausimo dalis tokia ir buvo, kad klausė dėl bendrabučio, ar lengva gauti, kokios sąlygos ir kokia kaina, nepaslaptis. Tai apie tai truputėlį irgi dar kalbant tavo miestą. Labai viskas skiriasi, tai pasakyčiau. Ir sąlygos, ir kainos, ir kas dar? Sąlygos ir kainos. Nes yra tokių naujesnių, kur gali vienas gyventi ir ten, man rodos, būtas būtų $500, bet kažkur galima rasti ir už, nežinau, $400 gal. Dolerių, eurų taurėjai gal omenyje? Ne, dolerių, nes neprisimenu, kiek eurų. Bet tikrai skiriasi nuo bendrabučio iki bendrabučio kito. Ir negalėčiau pasakyti, bet galima rasti bendrabutį, kur būtų geros sąlygos ir netokia didelė kaina, tiesiog reikia applicationą išsiųsti kuo anksčiau. Tai pats turbūt ir gavai, ar ne, apgyvendinimą, užsiregistravęs ten į tokią kaip laukimo eilę ir prieini, žodžiu, galimybę, kad gauti bendrabutį kažkokį tai. Taip. Žinau, praeitais metais daug žmonių neturėjo bendrabučių, bet šiais tai, man rodos, dar 3 atidarė, tai tikrai pakankamai yra vietos dabar. Jo. Tai nėra sunku, tiesiog reikia išsiųsti aplikaciją kuo anksčiau. Laiku turbūt, jo, kuo anksčiau iš tikrųjų. Tai turbūt netgi žinau, kad būna tie, kurie dar gal netgi siunčia prieš išsiunčiant pačią aplikaciją jo stojimo. Tai iš tikrųjų sako, kad reikėtų pirmo išsiųsti aplikaciją stojimo, o paskui tik tais bendrabučiui, bet mes kažkaip kartais būna patariu, kad bandytų anksčiau dar netgi, tai tiesiog, kad spėtų tikrai. Aš tai vasarį, man rodos, išsiunčiu. Tai tikrai ne per vėlai. Jo. Tai nežinau, Maksimai, kaip ir tiek, ar ne turbūt, ar dar kažką norėjai pridėti prie savo prezentacijos, ar einam prie Timofėjai? Man rodos, tai būtų viskas iš mano pusės. Ačiū, tau grįšim tada dar su klausimais, vėliau prie tavęs galite visi rašyti klausimus, bandysim po truputėlį atsakinėti, galbūt kažką gale atsakysim. Tai ačiū, Maksimai. Na ir klausom tavęs tada, Timai. Dar kartą sveiki visi.
Labai mažai dabar turėsiu ką pridėti, nes Maksimas labai daug papasakojo iš esmės. Bet jo, aš jau pristačiau save, mano vardas Timofej, esu iš Vilniaus. Studijuoju pirmą semestrą mechanikos inžinerijos bakalauro. Aš buvau šiame universitete praeitais metais. Studijavau elektrotechnikos inžineriją, bet dėja nelabai patiko, tai aš perstojau ir ėjau iš naujo. Tad buvau išlaikęs egzaminus, kurie sutampa, dėl to šiais metais jos neturiu laikyti. Tai dėl to yra labai lengva sistema ten, kad galima perkelti egzaminus, kuriuos jau esi išlaikęs. Galima sekinti. Šiek tiek apie universitetą galėsiu vėl papasakot. Sonarborge SDU yra vienas iš 6 SDU universitetų Danijoje. Mūsų kampuse studijuoja apytiksliai 19 000 studentų. Oi, ne, šiaip visam SDU tiek žmonių studijuoja. Iš viso SDU yra maždaug 90 tautų. Mūsų universitete tikriausiai mažiau. Dauguma yra iš Ispanijos, Slovakijos, sakyčiau, iš Lietuvos pakankamai daug. Turim nemažai, išsiunčiam tikrai daug į SDU. Taip. Mes. Pas mus BNG programuose yra ypač daug praktikos. Tai yra Bachelor of Engineering, nes taip pat yra Bachelor of Science. Realiai skirtumas yra, kad Bachelor of Engineering turi daugiau praktikos ir užtrunka metais ilgiau, bet po 3 metų, tai yra po 6 semestro, 7 semestre daromas internshipas, tai yra pusę metų pradirbti kažkurioje kompanijai ir tada baigiamasis egzaminas, rašo tezę ir tada gauna bakalauro. Jeigu labiau planuojat po bakalauro stoti magistrą, tai aš patarčiau stoti į Bachelor of Science, nes 3 metus gaunat bakalaurą ir tada galit varyti iš karto magistrą. Jeigu norit šiek tiek padirbti arba užtenka bakalauro, tai siūlyčiau varyti į Bachelor of Engineering, nes užtruks 4 metus, bet turėsit jau engineering degree. Tai va, kaip ir sakė Maksimas, yra labai daug karjeros galimybių. Tikrai nėra labai sunku gauti tą student worker, bet pirmais metais manau, kad tikrai neįmanoma, nes dar nėra pakankamai įgūdžių, bet 2, 3 metais tikrai galima pradėti dirbti kažkurioje iš kompanijų, kurie bendradarbiauja su SDU. Pirmais metais turbūt gal labiau toksai būtų nekvalifikuotas darbas, ar ne? Jo. Gal galimybės kažką, tiesiog ar valymai, ar dar kažkas tai tokio. Taip, dėl darbo tikrai sako, kad labai sunku rasti, bet iš tikrųjų taip nėra, pasakyčiau. Jeigu tiesiog skambinėt, rašinėt visur į restoranus ir panašiai, galima kažkokį darbelį gauti. Taip pat čia galima dirbti Voltu, bet mano patirtis su to nelabai, nes pirmas dalykas, aš laukiau eilėj gal metus, nes nėra Voltas čia kaip Lietuvoje, čia nepriima taip lengvai visų, nes per daug bus ir tada nieks darbo neturės. Ir visiems pinigus mokėti irgi nėra gerai jiem. Tai dėl to buvo gan ilga eilė, bet tada priėmė. Yra vienintelis minusas su Voltu, dėl to, kad nėra grafiko, kurį duoda darbdavys. Dėl to turi per mėnesį surinkti tam tikrą sumą pinigų ir tik tada gausi stipendiją. Nes čia, kaip žinot, yra stipendijos studentam, kurie dirba 0,25 etatų. Tai su pinigais išeina per mėnesį, per Voltą reikia uždirbti 6000 kronų, tai yra apytiksliai 700 eurų. Ir tada tai parodot ten per servisą, kurie moka stipendiją,
parodot, kad sugebat surinkti tokią sumą pinigų ir tada gaunat dar apytiksliai 700 stipendijos. Tai realiai tiek. Po to, aišku, toliau jau, kai yra daugiau patirties, tai apsimoka student worker dirbti, nes tikrai valandinis didesnis. Galime sekanti. Gerai. Na, aš tiek galiu papasakoti apie miestą. Jis yra studentų miestas, kurortinis miestas. Žinau, kad labai daug iš Vokietijos važiuoja savaitgalis čia žmonės, nes kažkiek laiko atgal šis miestas priklausė Vokietijai ir ten po to pasidalino ir atidavė Danijai, bet gan daug vokiečių gyvena iki šiol. Realiai dauguma gyventojų yra arba studentai, arba senjorai. Yra labai daniškas tradicinis miestas, toks jaukus, nedidelis, 3 kvadratinių kilometrų plotas, tai realiai kokios Palangos dydžio. Tai va, visai saugu čia, jaukų, nėra labai brangų, nes ne didžiausias miestas. Toj pačioj Kopenhagoj produktai arba nuoma kainuotų vos net 2x daugiau. Tai va, apie miestą daugiau nelabai ką galiu pasakyti. Tikrai nėra daug veiklos, bet nėra taip, kad nuobodu. Tai toks balansas yra, kad nėra daug, per daug veiksmo kažkokio mieste, tai galima susikaupti ant mokslų. Irgi gerai. Galime sekanti. Gerai. Taip pat pasakosiu apie studijas. Tvarkaraštis yra visai patogus. Aš sakyčiau, pas mane šiam semestre beveik kiekvieną dieną prasideda paskaitos nuo 10. Tada paskaita yra 2 valandos su pertrauka 15 minučių. Tada būna arba pertrauka dar 15 minučių ir sekanti paskaita. Aišku, būna langai tokie kaip 1.5 - 2. Tai tuomet dažniausiai pasilieku bibliotekai, pasimokau, nes turim visai didelę biblioteką, ten jaukų, tylų, galima pasidėti pasimokyti. Arba nueiti į valgyklą, pavalgyti, maistas visai neblogas ir nėra per brangu. Studijų krūvis nėra kažkoks labai didelis. Tikrai, jeigu nepalikt kažkokių namų darbų rytoj ir daryti viską laiku, tada nėra sunku pasiruošti egzaminam ir nereikia paskutinę savaitę prieš egzaminus sėdėti naktimis. Pas mus yra, kaip ir visur beveik Danijoje, modernus mokymo metodas. Tai daug praktikos, nėra taip, kad sėdi ir klausi tiesiog kaip veikia ten tas ar tas, gali ir parodyti kažką. Šią savaitę, pavyzdžiui, turėjau 3D printing course ir dar turėsiu laser cutter source. Tai realiai labai daug praktikos jau pačiam pirmam semestrui, dabar jau viską mokina, kaip dirbti su tokia įranga. Arba visokių tokių yra papildomų, kur gali, crash course vadinasi, kur kažkokį sertifikatą gali gauti, ten tas pats laser cutter, kur metalą pjauna su lazeriais. Tada dėl egzaminų biškį galiu pasakyti, kad nėra labai sunkus, jeigu mokytis, nes dauguma iš jų yra open book, tai čia yra, kai gali naudotis visą medžiagą, kuri paskirta, kai mokinies, ten visi PDF-ai, knygos, pratimai išspręsti, visų to gali naudotis per egzaminą ir per savo kompiuterį tai žiūrėti. Ir taip pat yra 2 galimi egzamino perlaikymai. Tai yra vienas, kai registruoja automatiškai sistemą ir eini į pirmą egzaminą.
būna gruodžio mėnesį matematika ir tada būna po naujų metų, man atrodo, visi kiti dalykai. Čia, kiek žinau, dabar iš pirmo semestro. Ir jeigu neišlaikot iš pirmo karto, kitas perlaikymas būna antro semestro pabaigoj arba vasaros pabaigoj. Jeigu išnaudojat visus perlaikymus, tai yra tos 2, galit applyint ten į sistemą yra, kur jeigu yra priežastis, kodėl nepasiruošėt ar kažkas ten sirgot, kažkokios dar aplinkybės, galit gauti dar vieną papildomą perlaikymą kiekvienam egzaminui, bet čia turi būti priežastis. Ir rimta tokia, kaip sakant, jau paaiškinti, ar ne, kodėl taip atsitiko turi. Nu, tai pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kurios girdėjau, tokios populiariausios yra, kad kai būna sunku su apgyvendinimu žmonėm, pradžioj mokslo metų, tai pasako, kad aš neturėjau kur gyventi vos ne pusę metų, arba gyvenau toli nuo Sonarborgo ir dažniausiai duoda tą perlaikymą vis tiek. Tai va. Tiek apie studijas, galima eiti sekantį slaidą. Šiek tiek galiu papasakoti apie laisvą laiką, kaip galima jį praleisti čia. Yra skirtingi klubai, kaip sakė Maksimas, ir jis vienam iš jų yra Formula Team, tai čia yra kaip inžinierijos universitetuose visur yra komanda, kur stato mašiną ir lenktyniauja per visokius eventus. Tai yra SDU Vikings. Taip pat yra The Els Rocketry Club, Gear, SDU Board Games, SDU Sphinx, tai yra kompiuterinių žaidimų klubas ir komanda. Taip pat apart universiteto klubų yra daug užsiėmimų pačiam mieste tiesiog. Tai yra laipiojimas, plaukimas, tinklinis, krepšinis, sporto salė. Tikrai daug ką galima rasti. Ir būna visokie renginiai universitete. Pavyzdžiui, tas pats penktadieniais baras visada atidarytas ir yra atskira organizacija tokia pas mus, Intro Team, kur padaro pirmam semestrui naujiem studentam ir ne tik naujiem visokius renginius. Tai pavyzdžiui, šiais metais padarė kažką naujo, padarė Intro Festival. Tai buvo šiek tiek už miesto, pastatė sceną ir buvo gyva muzika. Tai buvo visai faina. Tai va, realiai galiu tiek papasakoti apie laisvalaikį. Šiek tiek norėčiau paminėti dėl tokio labai dažno klausimo, kaip yra su bendrabučiais, nes Maksimas, pavyzdžiui, jis gyvena bute, kiek žinau, bet aš gyvenu bendrabutį ir aš turėjau praeitais metais problemą su apgyvendinimu, nes neįstojau eilę bendrabučio anksti, realiai vasaros vidury, ir nespėjau gauti, gyvenau Airbnb už visai brangiai ilgą laiką, kol negavau bendrabučio. Tai per kasų labai perspėjo stoti į eilę ir nieks neklauso niekada, bet iš tikrųjų labai reikia, nes po to liksit be bendrabučio ir mokėsit daug už butą arba Airbnb. Bet bendrabučiai visai neblogi. Yra naujesnių, yra senesnių tokių, yra kur su kambarioku, aš gyvenu tokiam, kur turiu kambarioką ir mes dalinam su jo virtuvę, bet turiu atskirą dušą ir tualetą ir patį kambarį. Aš moku maždaug 2700 kronų, tai yra apytiksliai 400 eurų maždaug. Tai pagal bendrabučių kainas čia yra vienas iš pigesnių. Čia jeigu naujesnis bendrabutis ir gyveni vienas, kokių 15-20 kvadratų, tai išeina šiek tiek daugiau, gal kokie 500 eurų. Tai realiai va tiek, čia daugiau neturiu ką pridėti.
Ačiū labai. Matau, kaip tik yra vienas klausimas, galvoju, irgi tau gal užduosiu iš čato, ką matau, tai va Aistė klausia, kodėl pasirinkot būtent Daniją ir būtent kastu, ar patiko procesas kartu su kastu, tai va gal atsakysi šitą klausimą dar. Kodėl būtent Daniją pasirinkau dėl to, kad nemokamas studijos ir šiaip kažkaip traukė labiausiai į Skandinaviją stot. Švedijoje nelabai radau, kur norėčiau stot, tai pagalvojau, gerai, varysiu į Daniją. Ir per kastų buvo visai lengva stot, jokių problemų, visada galėjau parašyti koordinatorių, paklausti pagalbos, arba parašyti, arba paskambinti, arba mailą nusiųsti. Ir viskas buvo labai sklandžiai, nebuvo jokių klausimų man niekada. Supratau, ačiū. Tai gal ir tu, Maksimai, nežinau, kodėl Daniją pasirinkai, jeigu trumpai prie to paties irgi atsakysi. Nu, kaip ir finansinis faktorius labiausiai, nes ir studijos nemokamos, ir galima, jeigu darbą rasi, tai galima pačiam save ir, kaip tą. Išlaikyti, ar ne? Taip. Tai daugiau tas, bet ir lygis studijų daniškas, tai geras ir čartuose pamatysit, jeigu pažiūrėsit, kad Danijos tas education level yra gana aukštas. Gerai, ačiū. Tai ką, ačiū jums abiem, dabar tada pratęsiu aš, papasakosiu trumpai apie Suomiją ir Švediją. Tai šios dvi šalis, ar ne, irgi mokslas yra nemokamas, taip pat kaip ir Danijoje. Deja, bet kaip ir Timas paminėjo, kad Švedijoje nedidelis tas pasirinkimas universitetų ir tų programų anglų kalba. Bet Suomija, pavyzdžiui, partnerių turim tikrai jau nemažai, plečiasi tas ratas vis kiekvienais metais ir tikrai daugėja ir išvykstančių vis į Suomiją. Tai manau, kad studijos abiejose šalise yra tikrai vertos dėmesio irgi ir kokybiškos, jeigu tik randat, ką ten studijuoti. Bet jeigu turi daugiau klausimų, tai visada galite parašyti mum arba užsiregistruoti nemokamą konsultaciją ir papasakosim mes viską daugiau apie visas tas šalis, pakonsultuosim. Na, o lapkričio 19-20 dienomis organizuojam tokį nemokamą online renginį, kurio metu visi užsiregistravę turės progą 20 minučių asmeniškai pabendrauti su universiteto atstovais, kurie dalyvaus. Atstovas tai gali būti studentas, gali būti darbuotojas universiteto, kad dalyvaus ir tiesiog užduosit klausimus individualaus pokalbio metu, ar ne, ir apie universitetą, apie šalį, apie ką tik norėsit. Tai kviečiu tikrai nepraleisti tokios progos, užsiregistruoti ir pabendrauti. Tarp kitko, universitetas, kuriame mokosi vaikinai, irgi dalyvauja SDU universitetas, tai galėsit dar daugiau išgirsti, sužinoti ir pasidomėti. Na, o kalbant apie patį stojimo procesą, kas irgi yra tikrai svarbu, tai visų pirma tikrai reikia išsirinkti studijų programą ir universitetą. Čia toksai numeris vienas dalykas, ką reikėtų padaryti. Mūsų visas studijų programas galite matyti studijų paieškos sistemoje, kurią rasite kastu.lt. Ten galėsite panaudoti tokį filtrą pagal programą, šalis, matyti kokiuose universitetuose, kokios yra tos studijos galimos. Tai jeigu dar nežinot tik tais, ką norėtumėt studijuoti, tai tikrai labai patariam kreiptis pradžiai į Kastų karjeros centrą ir pasikalbėti su karjeros konsultantais, psichologais, netgi yra galimybė toksai, konsultantas karjeros psichologas brūkšnelis, tai jie galės padėti išsigryninti, ar ne, kur ir ką galėtumėt studijuoti. Antras žingsnis tai yra išsirinkus jau tą programą, stojimo anketos pildymas. Irgi rasite kastu.lt tą stojimo anketą, užsiregistruojat, užpildot, prisega dokumentus, išsiunčiate iki tam tikro termino ir tada jau mes gaunam tą anketą ir ją tikrinam. Terminai yra iki kovo 1 dienos Danija, iki balandžio 1 Nyderlandai, Belgija, o Suomijos, pavyzdžiui, terminai tai yra tokie neapibrėžti. Sakyčiau, kad kuo anksčiau pateiksit, tuo geriau, nes ten yra toks principas, kad kas pirmesnis, tas gudresnis vos ne. Jeigu žmogus atitinka reikalavimus, jį priema ir kaip prisikaupia labai daug studentų, tai tiesiog uždaro programas. Tai Suomiją siūlau kuo anksčiau pradėti.
Bet visus tuos tikslius stojimo anketų pateikimo terminus rasite irgi studijų paieškos sistemoje. Na, o išsiuntus ar ne stojimo anketą beliks patvirtinti savo anglų kalbos žinias, kad parodytų universitetui, jog gebėsite studijuoti anglų kalbą. Ir tam yra 3 būdai. Tai vienas iš būdų yra tiesiog išlaikyti anglų kalbos brandos egzaminą ir mokytis anglų kalbą B2 lygiu. Tai nėra skirtumo, kokį balą gausit, bet svarbiausia, kad išlaikyti. Antras būdas yra Oxford testas, kurį organizuojame mes. Kai kuriuom šalim tinka. Ir tada trečias irgi ganėtinai populiarus IELTS, TOEFL arba Duolingo testas. Koks yra testas, kokiam universitetui, programai, irgi rasite pas mus tinklapyje. Taip, na, o toliau išsiunčiat anketą ir laukiat atsakymo. Jis būna pakankamai greit iš Belgijos ir Nyderlandų, šiaip per mėnesį ar savaitės kelias. Iš Danijos gali užtrukti iki Liepos mėnesio, o gavus atsakymą jau galėsit pradėti ruoštis tokiam kaip savo didžiausiam gyvenimo nuotykiui, turbūt su tom studijoms užsienyje. Taip. O kodėl Kęstučio? Šiandien tikrai taip nemažai klausimų, ta tema iš tikrųjų gavom ir matau netgi yra Milana irgi klausia, kodėl pasirinkti Kastu, o ne kažkokius kitus ar ne organizatorių studijų ir kaip ten tos nemokamos konsultacijos vyksta. Tai ką galiu pasakyti, mes stengiamės, kad viskas būtų kuo paprasčiau, aiškiau ir sklandžiau, kad nereiktų patiems, tarkim, ar ne visų pirma, klaidžioti ratais, kvadratais ir viskas būtų paprasta, aišku, kur stoti. Taip pat mes esam savo srities profesionalai, turim 96% įstojimo garantiją ir iš esmės specializuojamės būtent tik į studijas užsienyje, nesiūlome jokių kitų paslaugų. Ir visos mūsų pagrindinės paslaugos yra nemokamos, mes konsultuojam nemokamai, konsultacijos yra galimos 30 minučių, bet jų galima registruoti, nežinau, kad ir kiekvieną dieną, jeigu toks poreikis yra ar ne, mes jų neribojam ir kiek reikia tiek. Stojimo procesą irgi organizuojam nemokamai ir realiai ką mes turim, tai įstojimo mokestį nedidelį, 149 eurai ir jį reikia mokėti tik tada, kai gaunate pirmą priėmimą iš universiteto. Tai iki tol mokėti nieko nereikia, ar ne, arba jeigu nepavyksta įstoti, mokėti irgi nereikia. O jeigu palygintumėm Kastu ir kitų įmonių paslaugų kainas, tai irgi galite matyti, kad mūsų kainos yra, bent 4 kartus pigesnės negu kitų įmonių. Tai čia atsakant į Aistės klausimą. Taip, o taip pat dar, kas svarbu paminėti turbūt, kodėl čia taip viskas yra ganėtinai nedidelės tos kainos palyginant su kitais, gal kad mus remia Europos Sąjunga ir todėl mūsų kainos yra tokios neaukštos. Na, o čia galit matyti mūsų kontaktus, mano ir Vytauto, mano kolegos. Mes visada tikrai stengiamės atsakyti visus klausimus, pažvelgti kiekvieną situaciją individualiai, kad galėtumėm atsakyti tuos klausimus ar ne, ir gali drąsiai tikrai registruotis į konsultaciją, susiskambinsim ir pakalbėsim. Tai tiek su prezentacija, ačiū uždėmesi ir galim grįžti prie klausimų, tada čia į keletą atsakėm, bet bandysiu tada žiūrėti, kas nesikartoja. Taip, tai turbūt matau, kad klausimas, Aistė klausė, kas sunkiausia studijuojant Danijoje. Tai galit kiekvienas trumpai po truputėlį atsakyti, kas jums atrodo sunkiausia būtent studijuojant Danijoje. Kuris pirmas, Maksimai, gal tu? Aš kaip ir negalėčiau pasakyti, kad kas yra tikrai sunku. Nes man atrodo, kad Danijoje studijuoti yra, nesakyčiau, kad lengva, bet tikrai nėra sunku. Sunkiausia yra priversti save mokytis. Nes kažkaip toks procesas mokymosi yra relaxed ir nėra privaloma eiti paskaitas ir nežinau, kokius assignments daryti. Tai nėra privaloma ir dėl to yra sunku priversti save kažką daryti. Supratau, ačiū. O tau, Timai?
Aš sutinku su Maksimu, kad yra sunku prisiverst. Aš galiu dar pridėti tiek, kad aš, pavyzdžiui, neišlaikiau egzaminų labai gerai. Ir nežinau iš vis, kodėl aš pasirinkau inžineriją, nes man kaip ir buvo įdomu fizika, matematika, bet aš nebuvau dešimtukininkas. Tai dėl to gal tas yra biški daugiau krūvio, biški daugiau pasistengti reikia, bet šiaip, kad labai sunku kažkas būtų, jeigu mokytis nėra sunku. Jeigu labai tinginiau daug, tai tada sunku bus su mokslais. Tai Nu, čia aš turbūt irgi- visur, ar ne, taip pat. Aš irgi Ypač nesakyčiau. čia, nes nėra privaloma daryti assignmentus, namų darbus, neprivaloma ateiti į universitetą, nėra to attendance, nežymi, žodžiu, kad ateini ar neateini. Maksimai dar kažką lyg pridėti norėjai, ar tiek? Pasakyti norėjau, kad irgi nebuvau pirmūnas mokykloj, turėjau fizikos B lygį, tai čia atėjęs buvau labai confused dėl daugelio dalykų, bet reikia tiesiog užsispirt ir tada būtų viskas įmanoma. Jeigu lankai paskaitas ir darai kažką, ko reikalauja, tai tikrai galima išlaikyti viską ir pažymį irgi geresnių galima gauti. Gerai, ačiū. Taip, tada klausė irgi čia matau apie dorms, ar reikia buto nuomotis, tai vat aš pati gal paminėsiu, ar ne, kad yra tie bendrabučiai, galima aplikuoti, galima ir tiesiog kambarį galima ten kambarį su kažkuo, tarkim, ten vonia atskira savo arba butą galima nuomotis, tai čia viskas nuo finansų priklauso, tiesiog svarbiausia, kuo anksčiau tą padaryti, jau atsistoti tą eilę. Ar sunku susirasti darbą, čia irgi kalbėjom, ar ne, kad pirmais metais turbūt labiau būtų tas nekvalifikuotas darbas, tiesiog studentiškas kažkoks, antrais metais jau tikrai galima pretenduoti netgi ir tą vat studentišką darbą tokį pagal specialybę, kurią vat tu studijuoji. Tai čia kartojasi ir tada matau, taip, čia Milana klausė, kiek studijų programų galėsiu pateikti stojimo paraišką per KASTU ir kiek tai kainuos iš viso, juk KASTU pagalba nėragi nemokama. Tai taip, Milana, tu gali pateikti į visas šalis, su kuriuo mes dirbam ir kiekvienoje šalyje maksimaliai 4 programos turi būti, prioritetinė tvarka būtinai. Pagalba, jinai yra toks įstojimo mokestis. Kol tu konsultuojas ar nestoji, mokėti nieko nereikia, bet jeigu tu įstosi bent į vieną iš tų programų, į kurias bandai, tai yra tas įstojimo mokestis 149 €. Tada Aistė, matau, klausia, ar patys bijote išvažiuoti į užsienį studijuoti? Jei taip, kodėl? Kaip tai įveikėt? Tai ar buvo baisu? Kuris Pradėsiu tada. Nesakyčiau, kad buvo baisu, nes labai visada norėjau studijuoti gal kažkur užsienyje ir žinojau, kad čia viskas kaip ir gerai bus. Pagyvensiu kokį laiką ir viskas prie visko priprasiu ir rasiu draugų ir visko. Bet buvo liūdna išvažiuoti, tą pasakyčiau. Bet tikrai nebuvo baisu. Aš manyčiau, kad čia labai priklauso. Man nebuvo baisu, bet tikrai buvo gal liūdna išvažiuoti, ypač į tokį mažesnį miestą. Bet užtat, kai grįžti atgal namo, tai būna labai faina. Bet nežinau, draugų lengvai, greitai susirandi. Svarbiausia labai būti outgoing. Jeigu būsit tokia labiau, būsit labai tokia uždarus ir nekalbėsit su žmonėm, tai irgi ne kažką. Tada čia taip reikia labiau būti aktyvam, jo. Gerai. Taip pat matau, Matas klausė, kieno pagalba įstojote, girdėjau, jog SDU stojimų deadline'as baigėsi prieš gaunant Lietuvoje atestatą. Tai čia gal aš atsakysiu, ar ne?
Tai abu atstojo su mūsų pagalba kastu ir dėl tų atestatų, tai iš tikrųjų galit nebijoti, jeigu jau stojat per mus, tai viskas yra tvarkoje, SDU, mes turim tokį susitarimą, ar ne, kad jie tikrai laukia tų brandos atestatų. Ir bendrai taip Danijoje yra toks reikalavimas, kad reikia pateikti iki Liepos 5 ar 6, žodžiu, brandos atestatą ir kai kurie universitetai labai griežtą šitą taisyklę turi ir ilgiau nelaukia, bet SDU tai visada palaukia ir svarbiausia ten pateikti jau iki kada jie patys pateikia atsakymus oficialius. O visas stojimas vyksta su pažymiais, ar ne, pradžiai, tai atestatas toks formalumas lieka, paskui jau pateikti jį. Tada matau, Milana klausia, ar galėsiu įstoti, jei reikės studijuoti biologiją, pavyzdžiui, jei 11 klasėje turėjau metinį biologijos pažymį 6, griežta mokytoja, bet dabar 12 klasėje vertinimai kol kas geri ir pirmąją egzamino dalį išlaikiau gerai. Tai Milana reikėtų pasižiūrėti, ar ne, biologiją pagrindą turim Nyderlanduose, gali pasižiūrėti studijų paieškos sistemoje susiradus tas programas, kaip ten kas yra. Tikrai nėra čia verdiktas, tas ypatingai biologijos pažymys. Ten su biologijos, kiek prisimenu, tai dažniausiai žiūri netgi ir kai kuriuos egzaminus arba į bendrus vidurkius, tai tikrai gali arba man parašyti, arba pati pasižiūrėti ir pasižiūrėsim konkrečiai tavo atveju, kaip su tom biologijos programom būtų. Taip, tada Smiltė, matau, klausia, kada stojimai, kai kuriuose reikia stoti va šį rudenį, kaip šituose universitetuose viskas vyksta, gal po 12 klasės stojama. Tai stojimai jau yra prasidėję, iš tikrųjų tikrai galima teikti paraiškas į Nyderlandų, Belgijos universitetus, taip pat Suomijos universitetai, kaip ir minėjau, tai netgi geriau stoti yra tikrai dabar ir nepasilikti vėliau. Švedija irgi, tai žodžiu, visi stojimai vyksta dažniausiai 12 klasės metu. Į Daniją stojimai jau stojant reikia turėti ir pirmo pusmečio pažymius geriausia 12 klasės. Tai galima tą daryti galbūt gruodžio ar sausio mėnesį, svarbiausia nepraleisti tų konkrečių terminų. Taip, tada matau irgi Milė klausia, ar tiesa, jog brandos atestatą Danijoje reikia pateikti į Liepos 5, kaip jį pateikti, jei jį gauname Liepos viduryje. Tačiau, kaip ir minėjau, ar ne, nuo universiteto priklauso SDU atveju ir visi kiti partneriai, kuriuos mes turime, palaukia brandos atestatų. Tai viskas tvarkoja. Tada Žemyna klausia, ar sunku gyventi žinant tik anglų kalbą, ar būtina išmokti danų kalbą, jog rasti darbą. Tai jau čia jūs vaikinai pakomentuokite. Sakyčiau, kad yra lengva nežinoti danų kalbos, nes aš jos iš vis nemoku ir visi čia bendrauja angliškai, gero lygio angliškai, tai susikalbėti yra tikrai lengva, bet tai būtų pliusas, man rodos, pačiam žmogui žinot kalbą šalies, kur gyvena ir darbdaviams irgi tai būtų pliusas, bet mano kompanijoje tai jie yra daug nacionalinė, tai visi angliškai kaip ir susitarė. Tai, o jeigu kažkokiam servise padavėjų, man rodos, be anglų kalbos žinių nepriims. Aš manau, kad tikrai galima išsisukti ir be danų kalbos, bet Maksimas teisingai sako, kad reikėtų gal mokintis kalbą šalies, kur gyveni. Ir man norėjau pridėti, prisiminiau, nežinau, ar minėjo Maksimas ir aš neminėjau, kad yra universitete nemokami kursai danų kalbos. Pradžioj yra depozitas 2000 kronų. Ja, 2000 kronų ir tada yra po pusės metų egzaminas, tam pavyzdžiui A1 lygio danų kalbos. Ir jeigu išlaikot jį, galit arba tęsti tos kursus ir toliau A2 ir taip toliau. Arba po egzaminų išlaikymo galite atsiimti tą depozitą ir likti su sertifikatu, pavyzdžiui, A1. Arba eiti taip toliau ten iki C1. Bet jeigu neišlaikot egzamino ir nepraeinat toliau, tada depozito nebegaunat atgal. Gerai, šitą irgi gerai žinoti. Ačiū.
Taip, tada klausė Augustina, su kokiu IELTS balu jūs stojote. Tai irgi trumpai atsakysiu, kad šiaip SDU IELTS nėra būtinas, nežinau, vaikinai jūs turėjot, neturėjot, nes buvo galima, turėjot, ne? Jo. Gal prisimenat, kaip ten jums sekėsi su tuo balu, ar ten koks 6,5 turbūt kažkas tokio. 7,5 turėjau. Jo, Nu, aš tai irgi. čia. Bet tikrai nėra reikalinga čia IELTS turėti, kad įstotume. Čia galima turėti toks labiau galbūt, ar ne, jeigu bandant dar kažkur kitur stoti, arba jau tikrai užtikrintas nori būti, nėra būtina SDU stojant, bet jis visur tinka. Taip, Viltė klausia, jeigu nedomina pateiktos studijos, tada jau ieškoti kitos organizacijos, su kuria stoti. Tai yra dabar ta situacija tokia, kad tų programų, kas yra, tas yra mūsų partneriai, šalis. Ir jeigu, tarkim, ar ne, kažkokia, tai, norėtum pabandyti daugiau stoti šalių, yra galimybė aplikuoti Nyderlanduose, Danijoje ir Belgijoje į nepartnerių universitetus, bet yra keletas sąlygų. Tai pirma iš sąlygų, kad turi būtinai stoti vieną iš mūsų partnerių programų, toj šaly, pavyzdžiui, Nyderlanduose susiradai, kur norėtum studijuoti, bet nėra mūsų sąraše. Tai stoji vieną Nyderlandų programą iš mūsų ir tada gali prisidėti už papildomą mokestį ir ne mūsų programą. Tai čia tokiu principu viskas vyksta, bet jeigu visai nieko nerandi, kas dominant, tai tada dėja, bet padėti jau nelabai pavyks. Taip, tada matau, kad irgi klausia, kaip kreiptis į karjeros konsultantą psichologą, kiek kainos, tai įmetu va dabar čia nuorodą į čatą paskutinę, galėsit pasižiūrėti, kainos nuo 30-60 eurų, kažkas tokio vienos konsultacijos, bet įdedu nuorodą, galėsit pažiūrėti tiksliai kontaktus ir taip toliau. Taip, tada vėl Smiltė klausia, galima stoti keletą užsienio universitetų ir paskui išsirinkti geriausią variantą. Tai taip, tikrai taip, galima stoti, kaip ir sakiau, visas šalis po maksimaliai 4 variantus, prioritetinė tvarka būtinai ir paskui renkatės. Tikrai labai dažnai būna žmonės stoja, tarkim, į Daniją ir Nyderlandus, paskui problema gal didesnė būna, nes iš Nyderlandų žino, kad, tarkim, įstojo, o Danijos laukia iki Liepos galo oficialaus atsakymo ir šiek tiek stresuoja, ką daryti, nes Danija, tarkim, pirmas prioritetas būna ir tiesiog laukia ilgai ir paskui jau, kai įstoja į Daniją, atsisako Nyderlandų pasiūlymo ir išvyksta į Daniją. Tai galima rinktis, galvoti, jau žiūrėti visada, kaip jums patiems yra geriau. Taip, Jurgis klausė, kaip rekomenduotumėt ieškoti studijų savarankiškai? Tai visų pirma, turbūt tiesiog internetas ar ne, žiūrint kokios tos studijos ar ne, ar studijų programų, ar tiesiog ko, bet pirmą siūlau peržiūrėti ar ne, ką mes turim, kokias šalis, kokius universitetus, programas, tikrai yra nemažas pasirinkimas, studijų paieškos sistemoje viskas yra pateikta. O vėliau tai tiesiog interneto paieška šiais laikais tikrai, manau, labai daug galima ir savarankiškai rasti, bet galima ir pas mus tikrai visko daug pamatyti. Taip, Mikas klausia, kodėl negalite konsultuoti apie universitetus, ne iš jūsų sąrašo, jeigu siūlote galimybę pasirinkti norimą universitetą. Tai mes konsultuojame apie tuos universitetus, su kuriais mes dirbam. Mes turim tiesioginį kontaktą su jais, mes, kaip sakant, iškilus kažkokiom problemom, galim su jais kontaktuoti ar ne, tiesiogiai pasiklausti, kaip kas išspręsti problemą, jie yra mūsų partneriai tiesiog. Ir tarkim, šalis ar ne kitos, su kuriuo mes nedirbam, tai mes apie jas nežinom nieko, nes mes su jom nedirbam, neturim patirties ar ne, o šitos šalis, su kuriuom dirbam, tai tikrai ne vieni metai ir daug žinom, daug matėm, daug patyrėm patys dirbdami kartu, tai ir papasakot, pasidalinti tikrai galim. O universitetai, pavyzdžiui, Nyderlanduose, su kuriais galbūt nedirbam ar ne, tai tiesiog ne partneriai ir irgi ta tvarka gali skirtis, kažkokie susitarimai ar kažkas tai tokio. Taip, Danielius klausia, rašo, sveiki, kaip vertinamas anglų kalbos lygis stojant į universitetą, jei valstybinį egzaminą laikysiu gegužės mėnesį, o stojimas iki balandžio. Taip, tai čia, tarkim, ar ne, įsivaizduokim dabar 12-kas teikia anketą, kad ir lapkričio mėnesį į Nyderlandus ir vienas iš stojimo reikalavimų yra valstybinis anglų kalbos egzaminas. Žmogus IELTS neturi, nenori laikyti, tai jis stoja be valstybinio egzamino.
Ir jeigu jį priima, sąlyginis priėmimas būna toks, kad sveikinam, priėmam tave studijuoti, su sąlyga, kad tu baigsi mokyklą, pateiksi brandos atestatą, o tame brandos atestate jie matys irgi, kad tu išlaikai anglų kalbos valstybinį egzaminą. Tai tiesiog toks įsipareigojimas, ar ne, yra. Tai va čia gal dažnai ir atsiranda tas momentas, kai žmonės sako, o jeigu neišlaikysiu, kaip bus, tai gal aš geriau IELTS-ą išsilaikau, būsiu ramus, pateiksiu ir man neberūpės. Tai va čia ir galima tiesiog išlaikyti IELTS-ą, pateikti ir nebereikės laukti valstybinio, bet tai tikrai nėra būtina. Juo labiau, kad dabar 2 dalis yra to egzamino, tai plius minus vis tiek jau matot, kaip tą pirmą dalį 11 išlaikėt klasį. Taip, Milana klausia, abejoju, kas būtų prestižiškiau ir naudingiau ieškant darbo. Tai, kad baigiau, pavyzdžiui, VU Vilniuje, kuris vis dėlto yra gana populiarus universitetas, ar tai, kad studijavau užsienį, bet ne pačiame geriausiame ar garsiausiame universitete. Čia labai geras klausimas. Čia jau gal apie reitingus eitų kalba ar ne, bet su tais reitingais reikėtų atsargiai, nes jų yra visokių, jie yra sudaromi labai skirtingai. Ir lyginant ar ne jau vėl visaip, bet ką galiu pasakyti, kad kaip tik labai nesenai žiūrėjau dėl įdomumo, lyginau research tipo universitetus Nyderlandų, tai tarkim Radboud University, Tilburg University, Groningen, Twente University su VU keliuose reitinguose ir mačiau, kad tikrai nei vienas iš jų, visi tiksliau, buvo gerokai aukščiau negu VU. Tai vadinasi, kad VU toks vienas iš geriausių ar ne Lietuvoje mūsų, tai vadinasi vis tiek nesekys to lygio. Sakau, yra tų reitingų labai daug, keletą patikrinau, tai tiesiog matau, kaip yra ar ne. Tie patys taikomųjų mokslų universitetai juos labai dažnai nuvertina, lygina su kolegijom stipriai ar ne, bet tikrai nereikėtų taip galvoti, nes jie tikrai irgi būna aukštai reitinguose ir juos pabaigus ir praktikos labai daug turi ir tikrai pripažįstami ir aukštai reitinguose stovi dažnai. Taip, Aiste, labai rekomenduoju kreiptis į Virginiją, malonu. Taip, tada matau dar vienas klausimas, nuo kelintos klasės siūlote su kastu domėtis apie studijas, kad iš anksto žinot, ar pasiruošti, ko reikia. Tai tikrai galima jau ir, šiaip dažniausiai tai turbūt anksčiausiai būna 10-okai, būna kartais gal ir kokie 9-okai, bet jau retai, tai 10-oj klasiai prieš renkantis dalykus kažkas nori apsidrausti, pabendrauti su mumis, pažiūrėti, kaip kas atrodo. Nu, paskui jau tokiam rimtam bendravimui siūlau jau tikrai 12 klasės pradžioje pradėti, jau taip ruošti studijom. Taip, Smiltė dar klausia, o pavyzdžiui, jei įstoji į kelis jūsų universitetus, tada už visus po 150 sumokėti reikia. Tai ne. Įstojimo mokestis, jeigu stojama tik į mūsų partnerių universitetus, yra įstojimo mokestis 149 vienkartinis. Tai reiškia, kad jeigu tu stoji į visas šalis ir visas įstoji, tarkim, ten į 4-5 universitetus, tai tikrai nereikės už kiekvieną mokėti po 149, tai bus vienkartinis. Pirmą kartą susimoki ir tada jau gali dar būti įstojus į daug universitetų, mokėti daugiau nereikia. Taip, Augustina dar klausia, ar SDU bakalauro diplomas yra pripažįstamas viso Europos Sąjungoje. Tai nežinau, čia vaikinai, jūs turit kažką pridėti, gal ne, bet trumpai tariant, tai taip, jis yra pripažįstamas Europos Sąjungoje tikrai. Taip, kokia yra IELTS testo kaina? Tai IELTS testo kaina dabar tiksliai nepasakysiu, nes mes, kaip sakant, reikia kreiptis į tam tikrą centrą IELTS laikyti, bet virš 250, gal 260, kažkas tokio. Irgi atsiųsiu nuorodą, kur mes rašom apie IELTS testą. Yra nemažai čia informacijos ir nuorodos, kur galima registruotis ir taip toliau. Taip, Kristupas klausė, jeigu neišlaikiau matematikos egzamino, ar yra tikimybė įstoti? Tai tikrai taip, matematikos egzamino apskritai reikalauja tik tais labai nedidelis skaičius universitetų ir tam tikrų programų, tačiau labiau specifinis dalykas gaunasi. Didžioji dalis, kažkur 95 procentai turbūt iš visko, ką mes turim, tai nereikia matematikos egzamino, nesvarbu išlaikėt, neišlaikėt, tikrai nekiša kojos ir jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie programas SDU, tai niekas ir per daug nežiūri, žodžiu, kaip ten su tuo matematikos egzaminu. Jūs turbūt laikėt, ar ne, Timai, Maksimai, kaip pas jūs buvo su matematikos egzaminu, ar laikėt, ar baisu buvo, kad neišlaikysit, ar kaip čia turėjo įtakos tas? Laikiau ir
Nežinau, man baisu nebuvo, nes, kaip žinau, SDU daugiau žiūri į pažymius ir tą stojimo testą. Taip, pats pagrindinis, tai netgi tas testas yra, jeigu jau testo neišlaikai, nes būna toksai stojamasis, tai tada jau į pažymį žiūri labiau. Taip, taip. Tai va, tai egzaminas tikrai nereikia bijoti ir jeigu nepasiseka, tai nepasiseka. Tai va, tai kaip matau, klausimai jau ir į pabaigą. Nieko naujo neturim ir taip pat jau truputėlį užgaišom laiko. Matau, dar keli krito, tai atsakomi dar keletą paskutinių ir paskui jau galėsite užduoti galbūt elektroniniu paštu man atsiųsti klausimus. Tai dar klausė, man pasakė mokyklai mokytoja, kad dokumentus užsienyje reikia pateikti iki Kalėdų švenčių. Ar tai tikrai? Tikrai nebūtinai, kaip ir minėjau, Suomija geriau anksčiau, visi kiti universitetai galima ir po švenčių, bet mes irgi visada rekomenduojam kuo anksčiau stoti, būsit ramūs, sustoję, tada ieškositės apgyvendinimo. Bet nėra taip, kad iki Kalėdų. Tada dar klausimas, o kiekviename universitete reikia papildomą testą išlaikyti? Ne kiekvienas universitetas, yra tam tikrų universitetų, tai va, pavyzdžiui, SDU universitete reikia laikyti tokį unit test, jis toksai kaip ir apie loginį mąstymą labiau yra, va čia jau tikrai vaikinai geriau papasakos, ką teko jiems ten su tuo testu patirti, va galit irgi pakomentuoti gal. Nu, man rodos, Timas gali atsakyti, nes jis 2 kartus šį laikė. Jo, laikiau 2 kartus tą testą. Kiekvienais metais labai būna skirtingas. Pavyzdžiui, šiais metais buvo sunkesnis šiek tiek. Bet ten nėra toks testas, kuriam gali pasiruošti. Nes jis nėra kaip IQ testas, bet jis yra toks kritinio mąstymo, šiaip visokio ten quantitative ir panašiai. Tai trunka, man atrodo, 3 valandas, ar tai kažkiek tiek. Žinau, kad 95 klausimai maždaug ir viską, ką gali turėti su savim, tai popierius ir pieštukas. Ir labai daug skaičiavimų ten kažkokių nereikia daryti, ten nėra labai daug kažkokios algebros ar kažko tokio. Bet labiausiai jie tiesiog patikrina, ar esi protingas, ar turi gerą kritinį mąstymą. Išsivystusi. Ir tada skaičiuoja praeinamąjį balą taip, kad iš visų dalyvių padaro vidurkį, koks yra vidurkis taškų. Ir šiek tiek virš vidurkio yra, kur garantuotai įstoja į universitetą. Tai pavyzdžiui, tas testas yra, jeigu neklystu, vasaros pradžioj galbūt. Bet kovo gale balandį kažkur tai buvo atsakymai. Jo, balandį. Jau neprisimenu labai gerai, bet jo. Ir tada išeina taip, kad SDU atsako, ar įstoji tik tai, ar tai rugpjūtį, kažkas tokio. Liepos pabaigoj. Jo, Liepos pabaigoj. Tai jeigu išlaiko tą unit testą ir gauna daugiau negu vidurkį, jie ten po testo, po poros savaičių, jie parašo, koks buvo vidurkis ir jeigu gauna tą vidurkį arba daugiau, tai jie iš karto tada atrašo jums, kad jūs gausit oficialų kvietimą garantuotai. Jeigu gaunat šiek tiek mažiau, nereikia labai stresuoti dėl to, nes aš praeitais metais nesurinkau to vidurkio ir vis tiek įstojau. Tai tiesiog reikės ilgiau laukti ir taip šiek tiek ant nervų gal. Tas yra, kad laukti reikės. Bet jeigu garantuotai gaunat vietą, tai tada gerai. Tai šiaip nėra labai sunku. Ten nepasiruoš niekaip, tai čia jeigu sugeba, tai sugeba, jeigu ne, tai ne. Taip. Kartais būna tikrai, jeigu nepavyksta išlaikyti netgi testo, nesurinkti tų taškų, bet tavo pažymių vidurkis išneša to, ko reikalauja, tai pagal pažymių vidurkį tiesiog priima žmogų. Ir dar paskutinį klausimą paimsim. Matau, Marija klausė, kad vaikinas minėjo, jog mokykloje mokėsi fizikos B lygiu, aš mokausi ar universitete aukšto lygio inžinerijos studijos. Tai Maksimai, tu sakai, B lygiu turėjai, bet jeigu tu patempi ir manau, tai, kaip sakant, su A lygiu turėtų, aišku, jeigu sekasi, patinka ar ne, turėtų tikrai nebūti bėdų. Tikrai taip.
Bet man reikėjo tos fizikos pasimokinti. Tikrai reikėjo, nes žinau lietuvius, kurie turėjo tipo A lygį ir žinojo daugiau, bet nežinau, jeigu užsispirt, tai galima tą padaryti ir būti vieno lygio su kitais žmonėmis. Ir ar manai, kad kaip vertinimas, ar universitete aukšto lygio inžinerijos studijos yra pas jūs? Tikiuosi. Manau, Nežinau, kad darbą galima gauti inžinerijos, moka gerai. Tai man rodos, jeigu būtų prastas lygis, tai neimtų tiek daug žmonių į šitas kompanijas. taip, vis tiek ir partnerės tos kompanijos yra universiteto, tai vis tiek jau ir vardai tų kompanijų pasako tikrai, kad yra tos studijos tikrai geros kokybės. Taip. Tai va, tai ką, na, ačiū Maksimai, ačiū Timofėjai, kad sudalyvavot, kad pasidalinot visą tą savo patirtimi, tikrai buvo labai įdomu ir ačiū visiems žiūrėjusiem. Sekit naujienas, tikrai dar turėsim webinarų. Iš tikrųjų, tik kiekvieną mėnesį yra planuojama po webinarą su skirtingais studentais, bus ir kitų šalių, kitų specialybių, universitetų, tai tikrai stebėkit. Manau, kad tokie dalykai yra labai naudingi išgirsti iš pirmų lūpų, ne tik iš mūsų per konsultacijas. Tai va, tai ačiū vaikinam, ačiū, kas klausė, dalyvavot ir sėkmės tada jums studijose. Dėkui. Gero vakaro. Susimatysim, SDU. Būtinai, viso.